gintarinė vaistinė pati pirmoji buvo atidaryta 2002 metais, tai jau beveik prieš 23-4 metus. Ir šioje įmonėje dirba arti 1000 žmonių, 960 šiandien dienai. Ir turime mes 260 vaistinių, kurios išsidėstė per visą Lietuvą. Mūsų vaistinėse apsilankė per pernai metus 14 milijonų klientų. Ir Marūta, kur mes esame? Papasakokit. Čia yra mūsų tik tai pernai instaliuota nauja sistema, kur kiekvienas elektroninės vaistinės klientas, jeigu užsako prekes, tai kiekviena ta prekė yra kažkuriam iš šitų maišų. Atrodo, kad čia drabužiai valykla važiuoja, bet čia vaistai skrenda. Taip, iš tikrųjų tai yra vaistai ir mes esam pirmieji pasaulyje, kurie būtent tokią sandėliavimo ir prekių surinkimo sistemą pritaikėme farmacijos sektoriui. Todėl galiu drąsiai sakyti, kad mes esam pirmas toksai sandėlys pasaulyje. Kauno rajone yra viskas. Yra visos mūsų smegenys, yra visas planavimas, visas prekių užsakymas, asortimento parinkimas, yra vaistų gamyba pagal individualius receptus, yra elektroninė prekyba ir visas logistikos sandėlis. Viskas, visi sprendimai, kurie nusileidžia į vaistinės, jie gimsta čia. Mes turime šiose patalpose dar ir tokią uždarą gamybinę vaistinę, kurio jeigu žmogus neranda kažkokio gamyklinio sprendimo, tarkim, kūdikėliui reikia ypatingai mažos silpnos dozės, tai gydytojui išrašius specialių receptą mes galime tokį produktą pagaminti, vaistininkai savo rankomis jį padaro ir pristatomi bet kurią gintarinę vaistinę Lietuvoje. Gruodžio mėnesį iš tikrųjų jau 6. kartą iš eilės mūsų vaistininkai gavo metų vaistininko apdovanojimą ir tai dar vienas įrodymas, kad šitie žmonės yra ypatingai atsidavę savo darbui. Kauno rajono reikšmė kokia yra gintariniai vaistiniai? Mes esame išsirinkę šitą vietą savo operacijoms, todėl kad jinai yra labai teisinga geografinė prasme ir logistika iš Kauno rajono yra po visą Lietuvą labai gera. Kiekviena pakuotė, nuo mažiausios iki didžiausios, jinai net ir praėjus per visą technologinę grandinę, jinai vis tiek yra paliečiama žmogaus. O vaistiniai tai yra ypatingai svarbu, kadangi atiduodant bet kurią pakuotę pacientui, vaistininkas visą laiką suteikia ir konsultaciją. Taip kad žmonės pas mus yra patys svarbiausi.